Labadiena, sveikučiai. Sveiki visi. Na ką, štai dar viena diena ir dar vienas naujas fit iššūkis. Kam naujas, kam senas. Aš manau, kad jis yra vienas populiariausių pasaulyje iššūkių. Taip, Kristina? Aš manau, kad jis vienas populiariausių. Jo, jisai vadinasi sėdėjimo prie sienos iššūkis arba nematomos kėdės iššūkis. Ir Kristina, mes tavęs paprašysim vėl parodyti, pakomentuoti, kaip teisingai jį atlikti, ką daryti. Gerai? Ar jūs pasiruošę? Žinoma, visi pasiruošę. Einam. Tuoj mes surasim patogią vietelę. Iš tikrųjų ieškom sienos. Gera siena? Neišversim. Jo. Gipso kartono sienos netinka, taigi tuoj pradedam. Šio pratimo atlikimui mums reikia tik tais lygios sienos. Taigi, atsistojam, pėdos yra šiek tiek tolėliau nuo sienos. Mums reikia nusileisti iki 90 laipsnių kampu. Blauzdos statmena į grindis. Svarbu priremti visą nugarą prie sienos. Rankas laikysime šalia, priglaustas taip pat. Ir dar vienas svarbus niuansėlis. Kėlėnai jokių būdų neina vidun. Kėlėnai išlieka čiurnų plotyje. Geriau plačiau negu siauriau. Viskas. Mes įsitaisėm, laikom šią padėtį, giliai kvėpuojame. Ir pradžia būtų pradėti nuo 20-30 sekundžių. Ir mūsų galutinis tikslas išsėdėti šitame suolelyje iki 3-4 minučių. Svarbiausia giliai kvėpuoti. Nepaleiskit nugaros, išlaikykit viską prispaustą, prigludusią prie sienos. Kristina, kas indikuoja, kad jau užtenka? Indikuoja tai, kad kojos pradeda drebėti ir dega taip, kaip picos krosnyje. Man jau indikuoja kojas. Na va, turėsim dar vieną puikų iššūkį ir kaip ir Kristina minėjo, darome po 30 sekundžių, pradinukai gal po 20, šiaip po 30, paskui ateis laikas, kada pavyks padaryti reikiam 5 sekundės ir minutę, ir 2, ir 3, ir 4. Turbūt daugiau nei 4 aš neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma, čia jau labai stiprus žmonės. Aš manau, pažengę padaro ir daugiau nei 4, bet po truputį. Šitas pratimas nuostabus, labai geras, nes jo metu dirba pačios didžiausios raumenų grupės. Sėdmuo, kojos, pilvo presas, kas mums labai aktualu, tad tikrai rekomenduoju jį įtraukti netgi į savo pratimų sąrašą, ne tik iššūkis. Super, o indikacija, kad to jau pakanka, taigi kai jums pradeda šlaunys, kojų raumenys degti kaip picos krosnyje, kaip Kristina sakė, tikrai jau užteks. Na ką, sėkmės visiems. Lauksime visų, kad pasidalintumėt, parodytumėt, kaip pavyko, kas atlikot ir nebūtinai šitą iššūkį savaitgaliais darom. Galite ir visus kitus, kuriuos jau esam parodę ir papasakoję, kaip daryti. Taigi, savaitgaliais būkite fiziškai aktyvūs, nemeskite kelio dėl takelio. Ate. Būkite sveiki ir energingi ir labai lauksim jūsų nuotraukyčių ir vaizdelių. Dalinkitės.